Atkreipkite dėmesį į tai, kas dabar įvyks. Šią milžinišką sprogimą nufilmavo ukrainiečių karys kažkur rytų fronte visai neseniai. Jis laiko mobilųjį telefoną nukreiptą į horizontą ir žino, kad kažkas artėja. Iš dangaus ten krenta FAB 3000, didžiausia valdomoji bomba Rusijos arsenale. Tai įspūdingos 3 tonos ir 1400 kg gryno sprogstamojo užtaiso. Jos išraustas krateris yra 15 metrų gylio. Putinas tokio tipo ginklus vadino nesustabdomais. Ir 2 metus jis buvo teisus. Tokie miestai kaip Avdijivka krito po tokio bombardavimo. Charkivas buvo smogta 10 kartų. Zaporižiai taip pat. Tačiau 2025 metų spalį, vos per 1 savaitę, Rusija numetė 1370 tokių bombų ant Ukrainos. Ta patį mėnesį 700 km ilgio fronte nukrito 869. Kaip manai, kiek mirčių visą tai sukėlė? 100? 1000? Kiek miestų tavo manymu buvo sunaikinta? Ne vieno. 8 lengvai sužeisti kareiviai. Nieko daugiau. Ne vienas pastatas nesugriautas. Ne vienas civilis nenukentėjo. Jos nebuvo perimtos. Jos nebuvo numuštos. Nebuvo panaudota ne viena Patriot raketa. Ir tai, ką Ukraina sužinojo, kad tai įvyktų, susiję su viena juokeliu. Kad tai geriau suprastumėte, pirmiausia turite suprasti, kas iš tikrųjų yra šis ginklas. Ir atsakymas galbūt jūs nustebins. FAB 3000 nėra futuristinė technologija. Tai yra nevaldoma bomba po Antrojo pasaulinio karo, pagaminta dar Sovietų sąjungoje. Be GPS, be variklio, be jokio intelekto. Metalinis korpusas, pilnas sprogmenų, kuris laisvai krenta iš lėktuvo. Rusija turi 1000 tokių bombų dešimtmečius laikomų sandėliuose. 2023 metais Rusijos inžinieriai sugalvojo paprastą ir pražūtingą idėją. Jie paėmė šias senas bombas ir pritvirtino prie jų rinkinį. Sulankstomi sparnai, kurie išsiskleidžia po paleidimo. GPS imtuvas. Mažas kompiuteris. Staiga šaltojo karo metalo laužas virto moderniu preciziniu ginklu. Rinkinys vadinamas UMPK. Vienetas kainuoja apie $25 000. Kad įsivaizduotumėte, rusiška sparnuotoji raketa kainuoja daugiau nei 10 milijonų. Šios schemos genialumas pirmiausia yra finansinis, o tik po to karinis. Tačiau yra vienas nemalonus dalykas. 71% šio rinkinio elektronikos yra iš vakarų. Iš tokių įmonių kaip Texas Instruments, Intel, taip pat Airijos ir Japonijos įmonių. Kiekviena rusiška bomba krintanti ant Ukrainos viduje turi vakarietiškų komponentų. Sankcijos apeinamos iš visų pusių. 2 metus niekam nepavyko to sustabdyti. Šios bombos skrenda per greitai, kad būtų pastebėtos laiku, jos per mažos radarui ir paleidžiamos iš per didelio atstumo. Rusijos naikintuvas su 34 paleidžia bombą už 40–50 km nuo taikinio Rusijos oro erdvėje. Net neįskrisdamas į Ukrainos oro gynybos veikimo zoną. Bomba sklendžia pati. Pilotui nereikia rizikuoti. 2024 metų vasarį Avdijivkos miestas rytų Ukrainoje krito po tokio bombardavimo. Prieš karą Avdijivkoje gyveno apie 30 000 gyventojų. Ukrainiečiai laikė šį miestą 10 metų. Nuo 2014 metų atremdami nuolatinius išpuolius. 110 brigada, pagrindinis dalinys, gynęs šią vietą, praleido ten 2 metus iš eilės, be rotacijos, be poilsio, kovodami gatvė po gatvės. Vos per 48 valandas pačiame mūšio įkarštyje 250 šių bombų nukrito ant Avdijivkos. Pagalvokite apie tai akimirką. Daugiau nei viena bomba kas 12 minučių. Ištisus 2 dienas. Kiekviena jų turėjo nuo 500 iki 3000 kg sprogmenų. Ukrainiečių bunkeriai pastatyti atlaikyti įprastą artileriją buvo sunaikinti. Pastatai pradėjo griūti vienas ant kito.
Kai gynėjai pagaliau pasitraukė, miestas buvo virtęs griuvėsiais. Tai buvo pirmas kartas kare, kai Rusija įgijo vietinę oro viršenybę. Ir tai parodė pasauliui, kad šios bombos buvo ne tik efektyvios, jos galėjo pakeisti karo baigtį. Ir čia ši istorija pradeda darytis keista. Nes tas, kas pakeitė šią situaciją, nebuvo kariuomenė. Tai nebuvo Vakarų sąjunga, tai nebuvo nauja NATO raketa. Tai buvo visiškai kas kita. Kažkas, kas gali iš naujo apibrėžti, kaip bus sprendžiami karai 21 amžiuje. Tačiau tada kažkas pradėjo keistis. Ukrainiečiai atrado, kad šios bombos, nepaisant viso jų tikslumo, turėjo silpnąją vietą – Achilo kulną. Kad pataikytų į taikinį, joms reikėjo tik vieno dalyko – palydovinio signalo. Be signalo bomba tapdavo akla. Ji toliau skrisdavo, vis tiek sprogdavo, bet visiškai prarasdavo orientaciją, kur yra. Nukrisdavo bet kur. Į tuščią lauką, į mišką. Kartais net nukrisdavo atgal į Rusijos teritoriją. Pakakdavo sutrikdyti tą signalą. Ir ukrainiečiai pradėjo daryti būtent tai, naudodami prietaisus, vadinamus trukdytuvais. Įranga, kuris skleidžia radio triukšmą, ta pačia GPS dažnių juosta, todėl bombos kompiuteris tampa kurčias. Pirmoji rusiškos antenos versija, kuri priimdavo šį signalą, vadinosi Kometa. Ji turėjo tik 4 elementus. 4 maži imtuvai bandė pagauti signalą net ir esant trukdžiams šalia. 4 ukrainietiški trukdytuvai buvo pakankami ją nugalėti. Mėnesius milijonai dolerių vertės rusiškų sprogmenų pradėjo kristi į tuščius laukus. Rusų naikintuvams pradėjo prireikti 8, 10, 16 bombų, kad pataikytų į vieną taikinį. Tikslumas smarkiai sumažėjo. Tačiau Rusija neliko nuošalyje. Jie atnaujino anteną. Naujoje versijoje buvo 8 elementai, 2 daugiau nei ankstesnėje. Ukrainos trukdytuvai nustojo veikti. Ukraina investavo į daugiau įrangos. Rusija atsakė 12 elementų, vėliau 16. Su kiekviena nauja versija reikėjo vis daugiau ir daugiau trukdytuvų, sutelktų tam, kad numuštų vienintelę bombą. Priėjo iki to, kad net 100 kartų sutelktų trukdytuvų nebebuvo pakankamai, kad įveiktų naujausią Kometa versiją. Ukrainos specialistas palygino šias varžybas su Antrojo pasaulinio karo Enigma. Ta nacių šifravimo mašina, kuri atrodė neįveikiama ir kainavo milijonus gyvybių, kol Britų žvalgyba pagaliau sugebėjo ją iššifruoti. Rusų Kometa tapo mūsų laikų Enigma. Ir Ukraina pralaiminėjo šias lenktynes. Būtent tuo metu į sceną įžengė pagrindinis šios istorijos veikėjas. Jis nebuvo generolas, nebuvo mokslininkas, nebuvo net kariškis. 2022 m. vasarį, per pirmąsias Rusijos invazijos dienas, grupė Ukrainos civilių užsirašė į teritorinės gynybos pajėgas Kijeve. Tai buvo paprasti vyrai, maždaug 35–40 metų amžiaus. Jie buvo iš verslo pasaulio, o ne iš ginkluotųjų pajėgų. Ne vienas iš jų neturėjo karinio pasirengimo. Šios grupės lyderis iki šiol prisistato tik slapyvardžiu – Alchemikas. Ši maža komanda, kuri vėliau pasivadino Naktinė sargyba, padarė tai, ko oficialioji Ukrainos kariuomenė nesugebėjo padaryti. Jie ėmė ieškoti senųjų sovietinių inžinierių. Vyrai jau seniai išėję į pensiją, kurie dirbo kariniuose institutuose Sovietų sąjungos laikais. Šie vyrai dar puikiai prisiminė, kaip tiksliai veikė rusiškų raketų ir bombų sistemos, nes jie patys prieš dešimtmečius padėjo kurti dalį tų sistemų. Naktinė sargyba ieškojo apleistose gamyklose, pamirštose archyvose, kalbėjosi su technikais, kurių daugiau niekas nebeieškojo. Jie sujungė senas šaltojo karo žinias su nauja skaitmenine technologija. Tai buvo komanda, kuriai padėjo veteranai iš karo, pasibaigusio prieš 30 metų. Ir jie pradėjo kurti savo trukdiklį. Be vyriausybės pinigų, be kariuomenės užsakymo. Pirmieji 5 įrenginiai buvo apmokėti iš jų pačių kišenės.
Pirmasis įrengimas įvyko 2023 m. vasarį Charkive ir Zaporižėje, dviejose labiausiai bombarduojamuose Ukrainos miestuose. Jie pavadino sistemą Lima. Ir čia prasideda keistoji šios istorijos dalis. Pastatyti trukdiklį buvo tik pusė problemos. Kita pusė buvo įtikinti visus, kad jis iš tikrųjų veikia. Ir tam naktinės sargybos komandai teko įveikti 3 absurdiškas kliūtis. Ir pirmoji iš jų buvo pati netikėčiausia – pačios Ukrainos oro gynyba. Kai Šahedai, tie Irano atakos dronai, kuriuos Rusija įsigijo tūkstančiais, pradėjo kristi į tuščius laukus po to, kai Lima pradėjo veikti, niekas netikėjo, kad tai buvo trukdiklis, kuris tai darė. Patriot sistemų operatoriai ir priešlėktuvinių baterijų operatoriai gaudavo visus nuopelnus už kiekvieną numušimą. Ukrainos nacionalinėje žiniasklaidoje net buvo reportažas, kuriame Shahed numušimas buvo priskirtas vienam kariui. Kariui, kuris tariamai į jį šaudė paprasta kulkosvaide. Naktinė sargyba viską stebėjo, bet negalėjo nieko įrodyti. Įsivaizduokite situaciją. Jūs sukūrėte sistemą, kuri gelbsti ištisus miestus. Bet niekas jumis netiki. Kiti prisima nuopelnus už kiekvieną numuštą droną. Kaip įrodyti, kad tai tavo įranga veikia, neatskleidžiant technologijos priešui? Filmuoti negalima. Viešai parodyti prietaisą juo labiau negalima. Sprendimas taigi buvo vidinis juokelis. Alchemikas užprogramavo Limą daryti kažką įdomaus. Kai sistema buvo aktyvi tam tikrame regione, bet kuris GPS patekęs į tą teritoriją pradėdavo rodyti konkrečią vietą, o ne tikrąją. Signalas rodė, kad esate Limoje, Perų sostinėje, už 13 000 kilometrų. Taip, Ukrainos Lima priversdavo bet kurio įrenginio GPS savo veikimo zonoje manyti, kad jis skraido virš Perų. Tai buvo parašas, nematomas vandens ženklas. Kas turėjo rankinį GPS ir buvo Limos apsaugotoje zonoje, galėjo savo akimis įsitikinti, kad sistema veikia. Užteko tik perskaityti ekraną. Peru. Ir negana to, tai buvo linksmas priminimas įrašytas kiekviename rusų drone, kuris paklysdavo. Antroji problema iškilo, kai Rusija atnaujino Kometa anteną iš 4 į 8 elementus. Dabartinė Lima versija nustojo veikti. Naktinė sargyba turėjo tiksliai suprasti, kaip veikia naujas rusiškas imtuvas iš vidaus. Kitaip ukrainiečių trukdytuvai taptų metalo laužu. Sprendimas atėjo iš netikėtos vietos. Rusai dalį šių imtuvų komponentų pirkdavo Kinijoje. Naktinė sargyba nustatė tikslų kinų gamintoją ir pasamdė žmogų iš gamyklos, kad pavogtų produkto techninę specifikaciją. Kinų šnipas, kurį pasamdė ukrainiečių komanda, kad pavogtų rusišką detalę. Turėdami vadovus rankose, jie sukūrė naujos kartos Lima, galinčią blokuoti ne tik vieną dažnių juostą, bet ir 3 pagrindinės, naudojamas palydovinėse sistemose visame pasaulyje. Ir paskutinė problema. Na, ši buvo pati simboliškiausia iš visų. Ir kad jį suprastum, turi žinoti vieną vardą. Stepanas Bandera buvo Ukrainos nacionalistų lyderis Antrojo pasaulinio karo metu. Rusams jis yra istorinis piktadarys, beveik visko, ko Putino valdžia nekenčia Ukrainoje, sinonimas. Daliai ukrainiečių jis yra nepriklausomybės kovos didvyris. Kitoms šalims, įskaitant Lenkiją ir Izraelį, jis yra prieštaringa asmenybė dėl nusikaltimų, kuriuos karo metu vykdė su juo susiję judėjimai. Rusija labai išnaudoja šią pavardę savo propagandoje, teigdama, kad įsiveržė į Ukrainą tam, kad sunaikintų neva Bandera pasekėjus neonacius. Naktinė sargyba sąmoningai pasirinko patriotinę Ukrainos giesmę "Mūsų tėvas yra Bandera" kaip garso signalą, kurį Lima įterpia į rusiškas raketas, kai jas apgauna. Tai nebuvo techninis pasirinkimas. Tai buvo politinis pasirinkimas. Kiekviena Kinžal raketa, kiekviena planiruojama bomba, kiekvienas Shahed dronas, kuris praranda navigaciją Lima zonoje, pradeda savo kompiuteryje transliuoti himną apie žmogų, kurį Putinas labiausiai demonizuoja. Tai Ukraina siunčia žinutę Putinui su kiekviena bomba nukritusią tuščiame lauke. Dabar prasideda techninė dalis.
ir ji yra elegantiškesnė nei atrodo. Lima nėra paprastas trukdytuvas. Tradiciniai trukdytuvai tiesiog skleidžia radio triukšmą GPS dažniu, tikėdamiesi, kad bombos imtuvas negalės girdėti palydovo. Tai panašu į rėkimą šalia kažkieno ausies, kad tas žmogus negirdėtų kito. Tai veikia, bet yra grubus būdas ir jį galima apeiti. Lima naudoja kitokią techniką, vadinamą signalo klastojimu. Užuot kėlusi triukšmą, ji kalbasi su bomba. Ji siunčia netikrą GPS signalą, kuris yra stipresnis už tikrąjį palydovo signalą. Bombos kompiuteris girdi abu signalus, bet pasirenka stipresnį, o stipriausias Limos zonoje visada yra netikras signalas. Tada bomba mano, kad yra kitoje vietoje, dažniausiai Limoje, Peru. Ji bando pataisyti kursą, kad pasiektų užprogramuotą tikslą ir nukrenta ten, kur Ukraina nori, kad ji nukristų. Paprastiems raketoms tai reiškia prašauti taikinį keliais kilometrais ir sprogti tuščioje vietovėje. Tačiau hipergarsinėms raketoms, tokioms kaip Kinžal, poveikis yra dar žiauresnis. Kinžal skrenda 10 kartų greičiau už garso greitį. Daugiau nei 12 000 km per valandą. Kai kompiuteris mano, kad raketa nukrypo nuo kurso ir bando staigiai jį pataisyti tokiu greičiu, raketos konstrukcija tiesiog neatlaiko. Fiuzeliažas subyra ore dar prieš paliesdamas žemę. Dabartiniai skaičiai sunkiai tikėtini. Nuo tada, kai Lima pradėjo veikti, buvo numušta 58 Kinžal raketų. Vien per pirmąjį 2026 metų ketvirtį buvo nukreiptos 33 sparnuotosios raketos. Daugiau nei 10 000 Rusijos dronų nukrito laukuose, ežeruose arba kartais net pasiekė Rumuniją ir Moldovą. Zonose, kuriuose veikia Lima, daugiau nei 98% sklendžiančių bombų yra neutralizuojamos. Putinas 2018 metais pavadino Kinžal neįveikiamo. Joe Bidenas, kuris tuo metu buvo Jungtinių valstijų prezidentas, 2022 metais sakė, kad jį beveik neįmanoma sustabdyti. 2025 metų lapkritį, vos per 2 savaitės, naktinė sargyba numušė 19 jų. Ir kol Lima veikė Ukrainoje, vyko dar vienas paralelinis karas. Kur kas triukšmingesnis karas. Kometa Antena, visų rusiškų valdomų ginklų smegenys, gaminama tik viename mieste. Čeboksariai, mažosios Čiuvašijos Respublikos sostinė Rusijos centre, 975 km nuo sienos su Ukraina. Gamykla yra Vnir Progress, Rusijos įmonė. Jie gamina Kometa antenas, bet taip pat komponentus Iskander raketoms, Kalibr sparnuotosioms raketoms ir netgi branduoliniams povandeniniams laivams. Ukraina sužinojo tikslų gamyklos adresą ir pradėjo bandyti ją fiziškai sunaikinti. Pirmasis išpuolis įvyko 2025 metų birželį. Еще взрыв. Du ukrainietiški dronai, vadinami Liūti, beveik 1000 km vieni skrido virš Rusijos teritorijos tyliai 12 valandų. Jie pataikė į gamybos cechus. Gamyklos veikla buvo sustabdyta. Tų pačių metų Liepą nauja ataka. Опа, ты сюда летит, сюда летит, сюда летит, сюда летит. Lapkričio mėnesį 3. 2026 metų vasarį 4. 4 išpuoliai per 9 mėnesius. Kiekvienas jų reikalavo žvalgybos planavimo, autonominės navigacijos ir rizikos prarasti dronus bet kuriame maršruto taške. Ukraina ne tik neutralizuoja rusiškus ginklus elektroniniu būdu, ji bando užkirsti kelią svarbiausios jų dalies gamybai. Tai elektroninis karas ir kinetinis karas, žengiantis kartu, siekdami to paties tikslo. Ir galbūt tai yra svarbiausia šio karo pamoka. 21 amžiaus karus lemia nebrangiausi ginklai. Jų nelemia nei hipergarsinės raketos, nei nematomi naikintuvai, nei 3 tonų bombos. Jas lemia maži nematomi būriai, esančios prastai apšviestose patalpose, kurie sugeba priversti brangiausią Rusijos ginklą patikėti, kad jis skrenda virš Peru. Vladimiras Putinas išleido milijardus, alchemikas išleido kelis milijonus ir šioje kovoje Ukraina laimi. Dabar pasakyk man vieną dalyką.
Ar jau buvai girdėjęs apie Limą? Parašyk komentaruose. Nes čia atrodo, kad tai viena didžiausių karo istorijų, apie kurią niekas nekalba. Jei tau patiko šis vaizdo įrašas, pasidalink juos su žmogumi, kuris turi pamatyti šią istoriją. Ir užsiprenumeruok kanalą, jei nori daugiau tokių analizių. Iki kito karto.